Nu, labas rytas iš džiunglių, iš River Kwai. Biški užsidavo pantonėlį. Nu kaip, mamukai, tu miegoji? Labas rytas. Labas rytas. Kaip miegojau? Normaliai. Normaliai, visai Biški. normaliai. Svarbiausia, kad ne karšta buvo, kaip galvojom, kad bus karšta, reikės čia vėjelių prisijungti, bet nieko nereikėjo. Tiek, kad tokia patalinė biški drėgnoka atrodo. Bet nieko, normaliai. Jo, biški drėgmės buvo. Telefonas net sudrėko. Negaliu kraut dabar. Nu, Augustė, kaip ir visos atostogos, labai turbūt daug įspūdžių, tai vartosi visą naktį. Vėl vos negalia kojų buvo. Aš kai matau 6 ryto mes šivienį atsikėlėm, nes į tą pusę pažiūrės ir ana. Žmonių nesimato. Nu vietinį, jo, jie čia jau nuo 5 ryto turbūt. Mergytė išvedė į mokyklą. Laukiam, Augustė atsikels, jeigu nesikels, tai apie 7 gersim. Ir eisim pasičiaut. Iš tikrųjų, galvojau, ryte bus biški daugiau garsų iš džiunglių, bet nelabai čia tų garsų yra. Yra vienas, nežinau, paukštis, ne paukštis, bet toks kaip atėjus kažkoks čia garsas buvo, nežinau, nesupras. Dabar nebėjau. Nespėjau nufilmuoti. Šitas yra. Nu, Augustėlė, labas rytas. Kas čia buvo? Kaip tu miegoji, Augustėlė? Giliai. Giliai. Ką, atėjom pusrytukų. Va, gavom kiaušinį, dešrytę, biškį hamo, kavą, ananasas su arbūzu. O dar reikia tostą kažkokį pasidaryti. A čia kaip čia? Nėra tosto, kur tau elektros? O tai kur tas sviestą atirt? Ant bulkytės. Jo. Ką? Ir aišku, su tokiu vaizdu. Tas rūkas vis neprasisklaido. Aš turbūt galiu eiti dėti. Ką, skanių pusryčių visiems, kas valgot. Atvedė dramblį maudytis. Einam čia, pažiūrėsim, gal pareisim. Aš čia valgo toks, žiūrau, dramblys jau vaikšto upelyje. Rado ten ananasų, duos dramblys. Gal nesuvalgys dramblys? Ai, Augustė, pametį. Im. Вот reikia jam straublį, va. Va. Maureen. Tokia va atrakcija čia. Kūdas biškai drambliukas, ar ne, aš nežinau. Nors gal ne, mačiau kūdesnių iš tikrųjų. Manęs nepavyko. Nu, dar biškai atėjom iki dramblio. Žmonių nebėra. Savo arbūzą, kur suvalgėme, duosim skurelių, odelį. Daug. O? Augustė, kokia drąsi. Lim paskutinis. Eik arčiau, nebijok, jis tavęs nesuvarys. Ranką kaip nupaimti. Va, paglost. Nu, tipos suglost. Tokį prunkštau vandens iš tas straublio. Tu, jis ten to vandens. Žinai tu. Ne, zubarkščiukas. Širkštus.
Bet jisai čia nesiplauna ant savęs. Kafai čia man daro. Nori būti naudoti. Kėlė man. Va, toj vandens pasems, kai dos iš tos straublio. Nu gerai, drambliai, maudykis, einam ir mes maudytis. Man va tieva labai gražu, kaip prisodinta čia į bambukus tiesiog. Nu, padaryti vazonėlį. Nu, mačiau į kokosus irgi, į bambukus. Ką, mamukai, eisi maudytis? Bandysiu, nu tai kaip aš dabar neišsimaudžiusiu. Išvažiuosiu iš čia, iš šito grožio. Ką, einam mes pačilinsim dar. Aš eisiu iššoksiu, Biški pačilinsim ant gamakiuką, gal ant saulytės, nes išlindo saulė pagaliau. bet aš tikiuosi, kad aš neišplauksiu kur nors. Pasideginsim ir apie 12 čekautas už 3 valandų. Ir judėsim mes į Patają. Į vadinamą, kaip ten vadina, ištvirkelių miestų, kaip jis ten kažkaip. Ką? Kur visokie ladyboy, ten viskas, žodžiu. Ne Pukete čia? Patajoj. Patajoj? Jo. Žinau, kad Pukete. Nu ką, mamukai, ruoškis maudytis. Eisiu jo, maudama vytis. Kur jas? Nu, sako. Nu va, nežinau, ar matosi ten kažkur stovi Airija ir vis jinai stovi ir turbūt bijo šokti į upelį. Nu, come on, mamukai. Jump. Kur tu ten plaukiai tas valtis? Mamukai. Ką pagausiu? Nežinau, gaudyk. Čia tai taip sloniai varo, ten tai nesloniai varo. Opa! Opa! Nu, easy. Fu, blemba. Kas yra? Laukiu, kol tos valtis tenais. Aš nežinau, aš gal tu ten biškį myšteliai 10 Ne, minučių. laukiu, kol tos valtis išplauk. Ką tau sakė lauk? Ja, čia iššūkis biškiau užlipti. Visai fainai. Kur vaikutis? Ai, lovo nuėjo vaikutis. Čia dabar. Nu, visai fainai, bet biškai man atrodo gurkštelėjau už to vandens. Nu ką, atėjo laikas jau mums keliauti toliau. Sakom, atėjo mūsų namukui. Labai smagiai praleidom laiką. Visiems rekomenduojam. Kaina, jeigu kam įdomu, tai mes mokėjom 116 eurų su pusryčiais ir vakarienė. Bet čia vėlgi priklauso gal nuo sezono, tai kaina gali skirtis. Priklausomai, kada jūs vyksit. Bet tikrai, čia kaip praleisti vieną dieną ar 2 netgi, tai yra pasaka kažkokia. Bye bye, bye bye. Atostogas. Atėjo džiunglė, sakyk, važiavom vėl į chaosą biškį. Va, valtį šiandien turim tik Privačią. Mums privačią. Tai va, pasirodo ryšys čia yra biškį, o galėtų nebūti. Ir Wi-Fi yra. Ir Wi-Fi'us yra, bet tenai tik tai prie receptiono, kur valgykla, namukose nėra.
Va, važiavom vėl su Marabulka. Čia ta pati teta veža mus kaip ir nuo traukinių stoties. Parašėm jai, nes gerą kainą pasiūlė, nes iš to džiunglių tų namukų ant vandens, tai ten biškai užsiprašė 1800, jo? O jinai iš 1100 nuveš, tai vos ne 20 eurų pigiau. Jeigu reikės kontakto ar ką, tai rašykit į komentarus, atsiųsiu, duosiu telefoną, jeigu čia būsit, rašykit jai WhatsAppą ir nuveš kur reikia. Tai ką mes darom? O mes vėl valgom. Žodžiu, išlipom autobus stotį. Galvom važiuosim su Grabu, įsikviesim taksi, bet ten kažką pulioja apsas, tipo pasitikrim, sako savo location ar gerai, spaudė ok, bet taip ir ten nieko. Tai nuėjom taksi paklaust 4000 pinigų, pribėgo greičia tokia matriškė, sako, jūs važiuokit su autobusu. Sako, kur jūs važiuojat? Sakom, į Patają. Gerai, važiuokit iki Bankoko dabar su mumis. Po to iš tenais iki Patajos. Staupysit ruo pinigų. Staupysit daug pinigų. 100 eurų. Taip, mes sutaupysim čia. Važiuoti panašiai. Nu, žodžiu, ten jeigu valandą ilgiau važiuosim, bet 100 eurų staupysim. Nieko baisaus šitą valandą ilgiau. Greit va stotį nusipirkom street foodo. Oi, čia visko. Pagaliukų. Ėmiau viską, ką turėjo. Tik yra su žodžiu. Tai dabar 2,5 valandos iki Bankoko, paskui persėdam ir dar valandžikę iki Patajos. Bet čia su visais tais limonadais, su viskuo. Dar į saldainių žiūrėk? Taip. 205 batus. Mama, galit man O taip. Nu, ką čia pieši? katytę. Katytė čia? Ja. Princesė katytė, jo. Tole nosytą sildelę. Aha, mes autobusą važiuojam ir piešiam, taip? Kol mes apvažiuosim. Hello, mes jau Bankoke. Tik tai už 3 valandų kelio nuo Kančinabūrio. Čin kavos stovim. 100, nežinau kokia stotis, iš tikrųjų čia pavadinimo, bet 100 pem batų bilietas kainuoja įsekant autobusą į Patają. Autobusų stotis tiesiog po kažkokiu viaduku, po tiltu. Nu, čia daugiau tokie mikriukai, mažiukai, ką žinau, nėra kad autobusų. Yra keli tokie biškai vidutinio dydžio, bet... Yra, va. Jo. Tai sakė 10 minučių atvažiuos autobusas ir važiuojam toliau. Dabar kavos breikas ir kelionė tęsis. Ir po kažkokių tai 8 valandų mes pasiekėm savo butą numeris 4. Jesus Christ. Ten tualetas turiu. O, greitai. Rankyčių plaut, šias yra. Va. Nežinau, apžvalgėlę padaryti, man nepadaryti iš karto. Ką tik įžengiam, fui. Nu davai greitai, čia va, ir einam duris. Vandens dar. Virtuvukė, čia jau dabar ne viešbutis, ne vila jokia, čia kondominės, būtas, sakykim. Virtuvukė, sitingas. Bedrumas. Kur čia tau skauda? Dušas. Tualetas, kauklė, va, viso. Kondiškė, spinta. Daugiau nieko nereikia. Dabar svarbu yra kitchenas, mikrobangė. Kalbalys, šaldytuvas, all good. Fū, dabar reikia eiti pasimti vieną šaltą, nes... O, priešais gatvę turim seafoodo restoraną. Smoky baras, yes. Ir apačioj nusileidžiam 7-Eleven iš karto. Viskas vietoj. Nežinau, dabar turbūt atsisveikinam iki rytojaus. Rytoj kažką gal parodysim įdomesnio, nes šiandien jau einam ilsėtis. Augustį kažkas įkando turbūt dabar, kol važiavom. Kaip samėsnė. Į ranką biškį sakė. Ranka šiek tiek išvigo. Patino dabar dar į vaistinę bėgam greitai ir žodžiu viso, iki rytojaus. Bye. Labas rytas iš Patajos.
Ėjom į vaistinę tokią, vakar kur neradom. Žodžiu, radom, bet nedirba, ten neturėjo, sako, eikit į 7-Eleven. Tai davėm į 7-Eleven, parodėm rankytę, tai davė kažkokį tepaliuką ten. Šiandien nuėjom į vaistinę, davė kitokį. Žodžiu, bet lyg tai sakė, čia gali būt, kad jai alergija sukėlė kažkokią. Tai jau nežinau dabar. Žiūrėsim, praeis, nepraeis per dieną, dvi. Ką dar norėjau projekti? Va, prašau, ne kažkokį, o davė va tokį. O tokį. Čia yra jau nuo rimtesnio įkandimo. Dar turėjo kitokių, bet parodai rankytę ar kažką, kur įkando ir duos geresnių. Jie jau čia nusimano. O šiandien vaistiniai davė šitą. Sakė šitas, kad greičiau praeitų. Tiesiog biškis stipresnis, bet šiaip šitas yra geras. Iš 7-Eleven. 5 baht. Ką, nežinau šitai, bet nepigus. Nebrangus. Ką, dar norėjau papasakot. Čia šitą butą išsinuomavom gan pigiai. Už 23 eurus parai. Išeina 11,5 eurų žmogui. Už dyką galima sakyti. Yra įskalbenkė, kai vakar rodžiau virtuvė yra. Augustė su telefonu, čia pas mus jau bardakas, nekreipkite dėmesio. 7-Eleven grinai po mumis, man atrodo, partuvė. Ką tik valgiam per gatvę, ten yra toks restoranėlis tailandietiškas. Skaniai, pigiai. Eisim pietauti tenai turbūt irgi. Dabar judam į baseiną, pasideginsim, biškį pailsėsim, pakimarinsim. Vakare judėsim į turgų, maisto, ne maisto, irgi pažiūrėsim ką gero. Ir pasivaikščiosim prie jūros, nes jau mes atvažiavom prie jūros. Į Pattaya Beach, tiksliau Jomtien Beach, Pattaya miestas. Į baseino teritoriją per vartus įeinam tik tai gyventojai, čia užrakinta su kortelė, kad bet jokas nevaikščiotų. Čia yra 5 gal blokai šitų kondo vadinamų kondominijų. O, čia per vidurį matom tokį laivą. O, vidu akvariumas yra. Mes tikėjomės, kad bus vaizdas į čia. Jo, tokį nenorėjai butelį su vaizdu. Na, tai taip. Kažkai gultą rasim kokį. O, kaip tik išeina. Va, fontanas koksai. Nu, patinka tau čia? Oi, kokis didelis, dar vis ten eina, žiūrėk, viena pusė. Va, kaip tik mum atsilaisvino du gultai. Jo, čia mums butelio reikėjo va čia va. Aha. Ten yra gerai, išeini iš balkono, iškart į vandenuką plium. Reikia paeit dar į tą pusę, nes kažkaip čia saulės nėra. Kokosai auga ant medžių. Nu, gražu, gražu. Uždaryk antrai. Kaip už 23 eurus nakčiai, tai čia yra, manau, labai gerai. Labai. Nueinam dar už kampo, čia tas baseinas, va čia nuo to krioklio vis tęsiasi. Čia eina toliau baseinas. Čia yra burbulinė volė, vadinama džakuzi. Čia toks tiltelis per baseiną. Čiuožyklėlė vaikiška. Čia toliau eina baseinas vėl. Ir ten dar yra čiuožyklėlių. Va, prašau. Augustė, čia aš. Aha. No, čia aš.
2C skauda. Vienas, du, jau. Va, koks kampukas. Užkampis. Oi, blembos čia Tai man bravo. atrodo irgi buvo dėkūdų burbuliatorius užvyra tos kylas, bet nėra kur junga. Baigės. Bet čia vėjas yra. Taip. Dar laive ten yra akvariumas, žuvytės plaukia, bet stiklas toks labai kažkas nepermnos, labai blyskas. Fontanėlis, va koksai, ten gali įlysti dar. Ir žiūrau, čia žiūrau, ant stiklo vieną, ant kito yra užrašai, kad parsiduoda. Dabar ant greičio einu pagūglint, po kiek kainos. Net įdomu pasidarė. Maudynės maudynėmis, bet kaip sakoma, ne, pietus pagal grafiką. Mūsų kondo. Gyvenam grinai virš 7-Eleven, ten rūbus pačiu. Einam pietaut. Per visą tą peklą karštį dabar 38, man atrodo, ant saulės. Jeigu ne 40. Einam pietukų pavalgysim. Dabar ką tik atvažiavo prie mūsų šito kondo. Ūkininkai turbūt čia vaisius parduoda. 3 kg mango už 100 pinigų. Tai čia yra 3 eurų nekainuoja, žodžiu. Arbūzai ten, žodžiu, dar kažką, tai tų dragon fruitų. Labai pigiai. Tai jeigu dar stovės, mums grįžtant, tikrai nusipirksim. Ir valgysim daug vaisių, skanių. Nes mangai tai čia kosminiai man. Labai skanus. Niekur tokių dar nevalgiau. Mamukai. Dingi? Augusta dama kokia. Augustė, kokia dama. Ciotė. Ne. Čia va nuo mūsų, nežinau, porą šimtų metrų, va čia gatelė tokia link paplūdimio. Čia yra iš karto visko pavalgyt kur. Masažai, bariukai, visokie šudukai. Žodžiu, va ten antrą gatvę, taip eina čia tos gatelės link pliažo. Čia ir turų gali užsakyti iš karto visokių, va. Ko nori, ko nenori, va. Oi, čia žiūrėk mango, 3 kilai, dar vienas ūkininkėlis. Mangustinai irgi žiūrėk. Einu, va toj, parodysiu kainą, rusiškai net parašyta viskas. Nes čia rusų šitas kurortas, galima sakyti. Papaja, marakuja, mangai 3. Nu, tu graži kokia visai, nu. Kol kas tylu ramu, žmonių nėra, į vakarą padaugės jaučiu. Labą dieną. Nu tai jau užėjom į tą kavinę. Su vištiena. Į tą kavinę, tai čia meniu iš kokių 20 lapų. Alkani tikrai neliksit, nes čia yra ir barščių, ir silkutės, ir bošubas silkutės, yra ir koldūnų. Balta mišrainė. Baltos mišrainės. Žodžiu, rusam čia, turistam daugiausiai viskas, nu bent šitoj kavinė. Tai va, jiem čia maisto tikrai. Visokie yra koldūnų, kaip minėjau, ir silkės, ir ko nenori. Mes susakėm, aišku, Thai foodo, nes koldūno šiandien nesiruošiu valgyti. Koldūno namuose galiu valgyti. Augustė pica, aišku. Ir po vieną šaltą. Aš pasėmiau passion fruit juice. Bus labai skanu. Nu, ragausim. Va. Marakuja, kokia? Passion fruit. Ai, tai passion fruit, nu. Žiūrėk, tau riešutų net atnešė prie alaus. Arbūzą duoda čia va iš karto. O tu ką darai? O šitie riešutai kokį grūmo. Aš viskan. Kedrų, ne kedrų?
Net pamiršau, jau kai pradėjau valgyti viską, pamiršau jums parodyti, ką valgom. O valgom visą laiką tom jamą. Kurį atnešė visiškai neaštru, o mes mėgstam aštriai. Jo, nes čia. Dažniausiai čia rusam daro neaštriai ir turistam, dėl to, kad ne visi turistai mėgsta aštriai. Jie jau pripratę čia. Tai mes Visiškai neaštru, visiškai. Mes prisiprašėm čia čilių, tokių, nu žodžiu. Yra su žuvim, aš su krevetkom. Nu va, čiliako, ką privariau. Dabar mums galima valgyti. Čia O, tavo, dar atnešęs vat. kur tau tilps? Tilps. Ir mano antras patiekalas salotos jautienos. Nu dabar tikrai skanaus visiems. Mums tai skanu labai. Tu ten valgys picą? Dar ne. Dieve, prisivalgiau kaip koks šernas. Pavalgius reikia atsipalaiduoti. Tai mamukai. Darysim masažiuką. Už 200 pinigų. Geras masažas buvo. Geresnis nei pirmą padarė man. Dėdė čia dabar gerai, puikios taip, štrynė į rankas ir pečius, kai palaužyti. O užsakiau tik kojų masažą. Ką dabar atėjom į Jomtien Beach. Vakaras, saulėlydis. Mano damos kažką užmatė ten. Kas ten vyksta, nežinau, einam žiūrėti, kažkoks beibis. Žmonių ne per daugiausiai, sakyčiau. Iš tikrųjų. Čia pagrindinė gatvė ta paplūdimio. Ten visokie dangoraižiai, viešbučiai. Naugi. Kas čia pas jus vyksta? Kačiukas su vežimuku važiuoja? Jam kažką operavo, darė, matai. Kiti. Gražu. Maudasi vietiniai. Šiaip šitam paplūdimy tai geriau. Nežinau, turistai nelabai maudasi, nors kai kurie gal ir maudasi. Nes čia vanduo toks nėra labai švarus. Mes irgi nesimaudysim, mes važiuosim į salą. O kodėl mes čia nesimaudysim? Nelabai suprantu. Ten nesimaudysim, švariam vandenį. Tu nori maudykis? Aš tai, aš žinau, čia sako nešvarus vanduo toks. Kaip patongė, žinai, Pukete, kažkas tokio, bet čia. Permatomas vanduo. Matau, kad rūdas. Nuo smėlio. Švarus vanduo. Nieko čia nešvarus. Dar jau ieškojau gal bliniuką kokį tą savo desertinį surasiu, suvalgysiu, bet tiek to. Pasiliksiu biškį vakarui. Eisim į turgų. Eisim į turgų maisto, street foodo. Tenai vėl reikės valgyti, tai dabar reikės tą biškį išvaikščiot, ką suvalgiam. Ir pasilikti vietos lobsteriui gal, sakyčiau, nežinau. Tokia va atmosfera, žodžiu. Rauklės renkam ir palydim saulę. Irgi dangoraižiai. Tuoj pamiršau paminėti, biškį sutems, tai čia išeis į trasą į krantinę leidybojai visokie, mergaitės iš rajonų ir prasidės čia siūlymais į visokią. Čia žinokit, nesvarbu, eini, mato, kad eini su žmona ar su draugė, čiumpo už rankos, davai, sako, einam, niam, bum bum, ir jiem viskas vienodai. Vietiniai va, kalmariukus grilina kažkokius, atsinešė griliuką. O ne. Va,
Ir ne čia viena ir supas. Viena, nu. Nu ir ką jūs jau galvojat, dar nespėjo susivirškinti niekas ir mes jau maisto turgelyje. Jis čia toks nemažas, matau. Eisim bandyti lobsterį ieškoti, bet iš pradžių nueit vėl reikia į masažą, nes privalgius bus negerai. A ne, mamukai? Ką? Negirdėjau nieko. Sakau, privalgius negerai bus masažai. Ne, dabar einam iš masažą iš pradžių. Augustė, va, pamatė supinės, greit prasisupa. Eina masažiuką daryti ir vėl valgyti. Nu va, čia visokių įdomybių yra. Galima va, triušiukus pamaitinti, zuikučius. Kiaulė. Už 20 batų. Paršelį galima kriu pamaitinti irgi. Duodi jam soskę su pienuku. Ojas. Atrakcijų. Toje bebė. Patinka? Maitink. Tup. Nu duok jam gerti.